Ką šaudys tave? Žinau, varom ten turbūt prie bariuko, Jam. sutupsim ten, pakalbėsim. Va, karočią, iš karto prisistatom, kas tokie, tipo, kas mes, kas jūs. Tada padarom tos lokacijos skirtimų ir taip toliau ir kokią jums naudą, kokią mums naudą. Tinka? Nu, davai, Tinka. Tinka. Nu tai va, prisistatykit jūs iš karto. esam princai. Jūsų etiketės princų gal jūs koks. Kaip? Etiketės koks pas jūs gaujoj. Ką jūs, norit plėsti? Ką veikiat, žodžiu, trumpai ką tariant? veikiat ir taip Narkotikų gamyba. Kokias narkotikas? Koksas pagrindė, amfetaminas. Koks tas amfetaminas, jo? Mhm. Turit kokių darbuotojų? Turim. Jo. Nemažai. Ir kaip sekasi su tais narkotikais? Visai gerai. Gana gerai. Supratau. O apart narkotikų kažką dar vykdot, kažką tai veikiat? Sakymai. Užsakymai? Jo. Kokie užsakymai? Su narkotikais kažką tai susiję? Ar... Ne. Pagrobimai. Pagrobimai, kankinimai. Nu, supratau. O kas duoda tos užsakymus, mafija? Ar sindikatas koks? Žmonės. Žmonės. Civiliai. Daugiausiai Dauguma. civiliai. Ja. Jo. Supratau. Bendradarbiauju su supratau. kažkokiais servisais, boltų, pareigūnais, kažkas daro. Ne. Nebendradarbiaujat, jo? Mm. Supratau. Tai gerai, tada prisistatysim dabar mes iš mūsų pusės. Kolega, pasakyk, kas tokie mes esam, ką mes veikiam ir ko mūsų įmam. Aš tipo. Jo. Nu tai turbūt žinot, kad mes esam legendos. Ane, Aišku. jau ganėtinai ilgą laiką. Užsiiminėjom daugom, irgi narkotikai, plėšikavimai karts nuo karto, užsakymai, grobimai, žudimai, kankinimai, kaip kada. Kaip ir nieko, visi kaip ir panašiai, daugiau kaip ir veiklos nelabai jo. Anksčiau buvom teroristinė grupuotė. Šiuo metu biškiai apsiraminę. Na dabar žinom savo teritoriją, žinom ką ginti ir tiesiog darom pinigus. Aišku, kartais kyla ten nesusipratimai, šaudimas tarp kitų grupuočių, bet čia savaime aišku. Ir pavyzdžiui, zonas, kurios reikia kariauti, dėl kurių zonų reikia kariauti, mes paliubomu laikysim tas zonas. O per tą zonas, jei jums reikės, pavyzdžiui, kažką perdirbti ir taip toliau, aišku, pasiklausyt, ką mes ten galim parduoti. Mes jums pasakysim, kokiom kainom viskas ir tiesiog, kad būtų biznis ir mum iš to, filmumas kažkiek tai procentų užmetam nuo tos kainos, tipo, kiek jūs norit perdirbti. Norėčiau klausimų užduoti. Nu, sakyk, Būtų įmanoma nusipirkti zoną savaitį, pavyzdžiui. drąsiai. Gerai. Žiūrėjau, jei kažkokia tai gauja nusižengia, tai atsistoja prieš mafiją. Šiuo metu, kurios nėra skaityk. Ir, vyksta teismas. Kažkas tokio tipo, žinai. Ir tai gaujai, pavyzdžiui, turi paaukoti kažkokį prisichujėlinį, kažką tai šūdą, kokią sivelę prieš kitas gaujas. Turi atsistoti prieš mafiją, tipo, kai teismas visas tas vykdomas. Ir, tipo, turi paaukoti ten nario gyvybę arba ten kažkokią tai nalogą ir taip toliau sumokėti. Už tas, kad būtų tokia tvarka labiau. Visose šitose dalykuose. Nes dabar pamatai, išlipi, keli rankas, nekeli rankas, visi iš ratų, gauni bilietuką. Vienas servisas, G-Motorsas toks, ten dalbojo bušaiką susirinkusi, apojėlina, tipo ir taip toliau. Nemoka nalogą man. Tai, jei jūs ten biškai jūs padudosinsit, taip normaliai padudosinsit, pagazdinsit ir taip toliau, neduosit ramybės,
iš tos sumos, kai jis man sumokės, eina logados. Aš jums duodu šaibą. Kalbam procentais ir kaip. Kalbam su mum tiesiog. Žiūrint, aš jam buvau, kiek aš jam buvau pasakęs? Bet aš tai nepamenu, žinau. Rodo 70 į savaitę. Nu tai tram 5 jūsų būtų. Čia ginklų reikia, mes paduodam ginklų. Suderinam kažkokią tai kainas. Ir viskas, ir mes jums parduodam tus ginklus. Asortimentas labai yra didelis. Turbūt didžiausias šitam miestelį šiuo metu. Irgi dar dėl narkotinių medžiagų noriu paminėti. Jūs narkotikai susimėjot stambiai ar nelabai? Kol kas, Kam? kol kas nelabai, mes stengsimės kuo daugiau, kuo stipriau. Nes noriu jums pasiūlyti, jeigu, tipo, aišku norit, tai mes galėsim iš jūsų supirkinėti tas narkotinės medžiagas. Ir turiu omeny, kad supirkinėt biški daugiau negu Baryga duoda. Ir mes susidirbsim ten kažkokį procentą ir jūs susidirbsim. Aišku, jeigu norit. Primint Klausau. kokius servisus sugojat ir ką dar. Vaido servisas, Marti Motors, LT Motors, Boltas. To jau užsirašysiu gerai. Okay. Jūs galit, jums galiu atiduoti tą... ir zip servisas dar, irgi. Snagojam. Ir Tai gali, jo, gal tegul jo- kokį jie zipą pad- jiem irgi atiduot. Nu, tipo, tiesiog atiduot, žinai, kad jie mums, tarkim, sumoka ten be 2 procentų nuo tos sumos, kurios gauna. Ir jie patenkinti, ir mes patenkinti. Nes mes, net nepersiplėšysim per visą miestą, žinai. Mhm. Nu jo, galit paimti tą zipą. Mes irgi tam už tam tikrą informaciją galėsim ir sumokėti, ir šaibų, ir narkotikų, ir ginklais. Ir ginklai Priklauso savikainą. nuo, aišku, O jei nuo viskas kiekio informacijos. ahujenai, jo, nuo gero kiekio tai ir nemokamai gausit stambių ginklų. Arba pinigais. Įmanoma turbūt. Nes jau keletą ten sakau, jau turbūt gal 5 asmenys gyvus jau turėjome pas mus čia vokalisto. Bandėme ten su jais pistis, bet, blėt, aš ūkininkas, nu tai na. Arba medžiotojas, ūkininkas ir taip toliau. Ir pabandai pirštą sulaužyti, iš karto jau verkia. Nu, žodžiu. O kartais Martinės sugojam. Jie? Jo. Blėt, nu kiek žinau, tai ne. Kaip žinau, tai tikrai ne. Na, stikinė. Stogoja? Nes pavyzdžiui atvažiuoji pasitvarkyti mašitą, tai ten jie savo ramiai išsilipinę mašitas jiem nemokamai tvarko. Ką aš, nu, rodo, tikrai stoguoja. Opa. Jo, lygtis ir draugiškai Ne, kalba, ne lyg kartą ir pažįsta ne du jie privažiuoja ir tiesiog... Bet reikės tėvų kaip privažiuot, gal prie Martę? Reikės atvažiuoti šiandien ir pakalbėti su jais tada. Įdėmiai klausau. Tu nakiai kur važiavo. Opa, yra liaudies. Sveiki. Labą dieną, netvarkyk. Taip. Načalnikas kur? Kas Kas toks? Kam ko reikės, ką pirmą? Nieko jiem nereikia. Bet Ne, kelnikas? tvarkyt nereikia. Jo. Kas čia Bosas. toks? Visiems Bosas. pilnus? Taip, Ne, pilną ne, projektą tada. nereikia. Tipo- Ai, nereikia? Nėra, jo, tik tai mašina va paliko atminimui stovėti. Pavaduotojas. Nu, nežinau. Tu Esu. pavaduotojas? Jo. Tai einam į kambariuką. Žiūrėk, gavom informacijos tokios, kad jūs su Luna stogojo. Mus? Jo. Nu, aš tiksliai nežinau, bet, kaip pasakyti, tiek nežinau, negirdėjau apie tai, bet pakol kas su jais mums čia problemos tik buvo, dabar tik neprisipisinėjo liktis, jie nežinau. Ne, nes mums davė informaciją, kad nemokamai tvarkot jiem. Bent jau Jiem prieš 2 nemokamai? savaitės tvarkėt. O kaip jie apsirengė, prieš 2 savaitės? Jo, plius minus. Ten dažniausiai būna arba violetiniai, arba tokie pilki. Čia Karlitas su Vita dirbo tuo momentu, man rodos, prieš 2 savaitės, tai jeigu jie kažkam tvarkė ir išėjo dabar į Vaido servizą, tai sunku pasakyti dabar, ar kažkas nemokamai jam tvarkė, bet gali būti. O tu mūsų dar šatą turi bendrą? Ne, nesakė man niekas. Ar direktorius nedavė? Ne. Tai gal jis vienas turi, nežinau, dar Danis turbūt turi. Bet taip tai Ne, nesakė. nu, tai daugiau reikia niekam aktyvesnių, kurie, bet mieste būna. daugiau.
Nu tai galit pasakyti, tada pakviesiu aš darbuotojus, jeigu reikia. Bet patikimus darbuotojus. Mm. Tokie Aš yra? manau, tada pakeičiam dar čatą, nes ir tie praeiti darbuotojai išėjo. Pakeičiam tada naują. Tai kolega, sukurk ten. O šiaip taip, tiesą sakant, tai vieną žmogų aš žinau, kuris ten Žodžiu, tarp jų dar yra, čatas, tarp tų Marti pilkais Motors, Lego. Aha. Kartu viskas, Marti Motors, Marti Lego. Motors Lego. Jo. Ką tada? Tai Jeigu gerai, tada reikia, bus tai kokios galiu dar problemos, tai va, pasiteiraut. gali rašyt. Gal Martinas kažką žinojo. Nu jo, pasitirauk ir tada Martinai irgi pranešk apie šitą dar čatą. Jo, pasakyk, kad atvažiavom, Mhm. pasiklausinėjom. Nes, kaip Tada suprantat, būna. mes iš jūsų pinigų neprašom. Mes galim pasakyti, per jūs plaunam pinigus. Turim Nu jo, tam, jo. kad biškį nekilnojamo turto per jumis irgi. Tai stengiamės čia viską atsargiai su jumis būti. Nu aš tiek dar nežinojau, čia man papasakai, bet ne. Jeigu nežinojau, tai turbūt nereikia pasakot per daug. Tai. Ja, tada pamiršk, ką sakė. Jo, tvarkoj. Nu, viso, Pasistengsiu. Gerai, tada Gerai, važiuojame mes tada toliau. tvarkoj. Davai, sėkmės. Ok, to išleidžiu tada.